Labas vakaras. Aš niekaip negaliu nustoti, taigi pristatau jau trečią dalį muzikos, gana asketiško stiliaus, tai naujo amžiaus muzika, New Age. Kodėl asketiškas ir Valentino dieną norėčiau apžvelgti bent 20-30 diskelių, kurių turiu prisirinkęs, ir norėčiau pakalbėti, kokia muzika tiktų būtent Valentino dienai, Valentino nakties, kaip dabar yra 1 valanda nakties, proga paklausyti ir sukurti Valentino nakties, Valentino vakaro atmosferą. Dabar skamba graikų gitaristas Chris Ferris. Jis yra šiuo metu groja daina, kuri vadinasi Embrace. Ir jis yra tinkamiausias turbūt Valentino dienos muzikinio fono kūrėjas. Čia kitas albumas, ten buvo rinkinys Enchantment. Kalbant apie gitarą ir Valentino dieną, labai puikiai sukuria nuotaiką Valentino nakčiai, vakarui, Otmar Liebert. Taipogi, be abejo visi žino, nereikia pristatyti, grupę Enigma. Ambiento kūrėjas Steve Roach ir Robert Rich išleido labai kūnišką albumą, aišku, instrumentinį, Soma. Miegui, kaip tik. Giliam miegui. Grupė 2002. Albumas Land of Forever. Italų multi-instrumentalistė Susan Ciani, Seven Waves. Mano minėtas gitaristas iš Graikijos Chris Ferris ir jo labai valentiniškas albumas Eros. Amerikietis Nicholas Gunn, Sacred Fire. Ir dabar noriu pereiti prie crossover stiliaus, kadangi ne tik instrumentinę muziką klausau iš New Age, naujo amžiaus giminingos muzikos, bet ir crossover su vokalu stiliaus muzika, operos ir klasikos ir pop. Tai būtų atlikėja Sarah Brightman, La Luna, tinkama labai Valentino nakčiai. Šveicarų arfininkas, multiinstrumentalistas Andre Vollenweider ir The Book of Roses. Amerikiečių gitaristas Pat Metheny ir jo labai intimus gitaros albumas One Quiet Night. Taip, o kalbant apie crossover, tai aišku parodysiu, kuriuos turiu. Jie visi tinka bemaž. Andrea Bocelli.
Na, arijos gal ne, bet bendroji kolekcijai atrodo puikiai. Ir kas be abejo iš Bocelio, tai visų pirma šis Pasione. Tai va. Noriu to pasakyti, kad šiuo metu skamba šis kūrėjas gitaros Krisas Sferis iš Graikijos. Jis buvo mano pirmas naujosios amžiaus kūrėjas, kuriuo pradėjau klausyti romantinę muziką. Noriu palinkėti visiems daug meilės, atvirų, šiltų, gerų jausmų ir Valentino diena, kad būtų kiekviena diena. Tai tiek.